sveikinu popiešinis lietuvių Švento Kazimiero kolegijos bendruomenę ir jos bičiulius, dėkojančius Dievui kolegijos šias 60 metų gyvavimo proga. Viešpats turtuoliau gausėti lamina jūsų misiją, kuri yra svarbi tiek jūsų tėvynei, tiek visuotinei bažnyčiai. Garbė Jėzui Kristui. Štai taip popiežius Benediktas XVI lietuviškai pasveikino Šventojo Kazimiero kolegiją, jos istoriją ir kūrėjus. Kolegija švenčia įkūrimo 60-asias metines. Per 6 gyvavimo dešimtmečius dailūs rūmai Romoje tapo reikšminga lietuvybės sala. Pokario metais kolegija tapo prieglobsčiu iš Lietuvos pasitraukusiems kunigams. Čia mokėsi daugiau nei 300 būsimų kunigų lietuvių. Tačiau sovietinės okupacijos metais kolegijos kunigų veikla buvo kur kas platesnė. Monsinjoras Vincas Mincevičius čia leido biuletenį užsienio lietuviams. Rūpinosi lietuviškosios koplyčios Vatikane kūrimo. Jubiliejų lietuvių bendruomenė šventė kelias dienas. Šeštadienį kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukojo mišias lietuvių kalba vienoje svarbiausių amžinojo miesto bazilikų – Švenčiausiosios Marijos Didžiojoje bazilikoje. Vėliau lietuviai rinkosi į Šventojo Kazimiero kolegijos kiemelį. Čia buvo pašventintas jubiliejinis koplytstulpis, svečiams dainavo Veronika Pavilionienė, šoko klubas Blezdinga. Aurimas Račiukaitis, Paulius Jurkevičius, El Rytas LT.